Širdies technologija. Susidariusi spūstis širdies lygmenyje parodo neteisingą širdies schemos veiklą žmogaus viduje, arba širdis, kuri nedaro progreso savo sferoje. O kai per tą laiką nedarė poveikio savo organizmo sferoje, tada širdis sustoja gaminti reikiamas medžiagas teisingam ir tikslingam sąmonės vystymui arba savo sąmonės supratimui. Bet kokiu atveju viskas yra išsprendžiama. Todėl viskas atstatoma nuo skleidžiamų pozityvių minčių į širdies gelmių. O tada viskas praeiliui pradeda realizuotis iš tamsiosios pusės, kuri buvo spaudusi širdį. Tamsioji pusė pradeda nykti ir užleidžia vietą skysčiams arba mineralams, kurie sudaro teisingus impulsiukus iš sielos, kurie viską verčia didėja harmoniją ir širdį apsupa teisinga šviesos ląstelė, kuri tampa atspari bet kokiai išsišokusiai kolektyvinės sąmonės energijai, kuri trukdo širdies harmoningai veiklai. Šis procesas pasijaus jau nuo pirmųjų mėnesių dienų ir tęsis iki mėnesio galo. Nes per mėnesio gale arba per mėnesį padidėja širdies apkrova dėl įtempto kolektyvinės sąmonės supratimo. Ir visas šis sudaryta dalis pereina per atitinkamą mėnesio laikotarpį, kuris jau sudarė kiekvienai žmogui tiksliosios širdies formulę, kuri taps amžina baterija naujosios šviesos, o naujoji šviesa pereina per negatyvų požiūrį ir perduoda kiekvienam žmogui pozityvų požiūrį naujos šviesos. O tada dar kartą širdis yra užliejama baltais šviesos kamuoliais tam, kad susijungti su dangiškojo tėvo šviesa, tam, kad įgyti begalinės patirties šioje kolektyvinėje sąmonėje, o kad įgyti arba sustiprinti savo patirtį šioje kolektyvinėje sąmonėje yra duodama skaičių seka 778 1 55 34 557. Ir būt kas bandys šią technologiją valdyti ar praktikuoti, būtina pastatyti laiką. Laikas ir erdvė yra sąmonės konstrukcija, todėl viskas laikosi ant laiko. O dabar siunčiame impulsą iš sielos, arba galima dar siųsti atitinkamą materializacijos impulso laipsnį ir materializuoja normą. Да будет так.